Labas vakaras, sakykit, prašau adresą. Labas vakaras. Situaciją išsiaiškinkite. Dar kartą. Sakau, mums reikia pavežti biškį. Tai sakykit adresą, kuris reikia paimti. Goblinų gatvė 2. Alio. Goblino gatvė 2? Goblinų. Tokie kaip veikėjai iš pasakos personažai tokie. Nu, aš žinau, kas yra goblinas, bet aš nerandu tokio adreso. Tai gal išgėręs darbė esat? O jūs turite savybę per atstumą nustatyti blaivumą? Nu, tai matau, kad šnekat sunkiai. Mintis dėliojasi akivaizdžiai negreit. Galite manęs parašyti skundą. Aš noriu jums pagyrimą parašyti, kad nuostabus senis labai. Tik tai nuvilsiu, jūs kalbat su moterim. Oi, atsiprašau. Labai toks tembras, lytais ant testosterono gal. Man atleiskit, taip jau yra. Balsas toks, bet tikiu, kad boba esat karšta, kaip sakant, ant dančio imt mokat. Bet žinokit, Goblino gatvėje nei antro, nei ketvirto namo nėra. O kokie namai Goblinų gatvėje? Nežinau. Gerai, Minedo gatvė 15. Tokio adreso irgi nėra. Šitas Bardiūrų gatvė 19. Labą dieną. Dėl tralo. Taip, pasau. Kaip? Taip, pasau. O kas tai per triukšmas, kas? Diskotekoje? Taip, diskotekoje. O kaip kitaip? Karalystė gali ir papramogauti biškį? Nu, tikrai nusipelnė, dar kai tiek šaibų pakelia. Nu, tai faktas pakelia. Tai gal vienam klientui į mėnesį kažkokiais nuolaidą padarysit? Ar iš geros dūšios? Nu, tai faktas ir nemokamai galim pervežti. Nu, tai Negi gaila. pasakot situaciją, ar dar nepasiruošęs jūs? Nu, tai aišku papasakok, ne? Skrydom su... Rakuosi turbūt sugadai, ne? Kaip? Rakuosi turbūt? Ne. Skridai. Ne. Važiavomės greitkeliu su BMW X7 ant 108 ir vedė ūkininkas karvės per kelią ir mes 5 karvės... Reikia karvę paimti, mašiną ar karvę? Karvėm jau finiš, taigi jos nuskrido kažkur tolina. Nu, bet mašiną reikia, karvę reikės paimti. Nu, tai galėsi paieškoti aplinkui. Nu, tai jeigu koordinatės numesi, aišku, papaškuosiu. Tai ir išeitų kažkaip tais. Nu, tai faktas, Maibachą, kaip neišeitų? Tai atvažiuoju. Ir nemokamai išeitų. Ir kokia nuomonė apie Lauriną Maibachą? Jo. Gerai, Maibachą dirbu, tai nepyk, bet neturiu laiko bendrauti. Pasuksiu vėliau davai. Klausau. Ką tik jau prie laiptinės ir toksai didelis šuo užpuolė, nukando man galvą. Skambinkit į greitąją. Nu, tai skambinam į šitą, į primųjį. Gerai, skambinkit į greitąją. Tai kaip man be galvos paskambint, man galvą nukando. Skambinkit į greitąją. Tai gal man reikia į psichušką geriau, be galvos skambint. Greitąją nukreipti ten, kur reikia. O tai tu kur dirbi, girdi, Gabrielė, labai jau tu padneapšus pas mane. Skambinkit į greitąją. Aš skambinu tau, Oksana. Skambinkit į greitąją, netrukdykit mūsų darbo, gerai? Su, visi gero. Labą dieną. Labą. Dėl tralo skambinam. Taip. Važiavom gatovi ir patys žinot, kaip būna. Kaip sakė? Sakau, važiavau gatovas ir į mišką įskridau. O, nepasisekė tada jau. Patikėkit, tiek į minusą nuėjau, kad nu nacher. Alio. Alio. Padėtumėt, ar man kunigą kviest, ar ką man daryti? Tik kunigas padės šitą klausimą. O pats jau miegot? Jo, aš jau poilsiauju viskas. Tai gal apsikaifuokit ir toliau dirbkit. Perveskit pinigėlį, apsikaifuosiu ir darbuojame. Tai ką, tralistas narkomanas? Kodėl narkomanas? Jeigu kaifuoji, tai ką tu? Klebonas? Tai galima ir be narkotikų kaifuoti. Pavyzdžiui, pas ukrainietės ant Viagros. Oh yeah. Gerai, ačiū už skambutį. Davai. Labą dieną. Čia? Dėl tralo. Taip, klausom. Nu, išėjom iš kelio, neslėpsiu. Taip, kur? Netoli šitų, netoli Perkūnkiemio. Alio. Koks automobilis? BMW X7, tikrai negrabas. Supratau. Su ratais?
Kol kas dar jo, bet jau ciganai aplinkui vaikšto. Reikia skubėti. Nu kaip, nu dabar šalta, čia stovės naktį, plus išgėrė, neslėpsiu, tai vis tiek jau kokie mentai pamatys iškart šakės. Reikia tik automobilį parvežti ar keleivius? Nu mes tai taksį įsikviesim, jo to jas netrukdysim, bet mašiną reikia ištraukti ir vežti kuo toliau. Aha, o kur vežti? Link Lentvario būtų gerai. Lentvario. Supratau. Tuoj paskaičiuosim, palaukit, nepadėkit. Gerai, laukiam. BMW X7, sakė taip? X7 jau. Kelinti metai? 19 berods. 19. Nu seniausias, bet vis tiek X7. Nesam šitai ubagai, končinė. Supratau. Nauja sistema rodo 1235 eurai. Naktinis tarifas. O jeigu kaip draugui, kaip pažįstamai. Galima ir įsimokėsime, jeigu pinigų nėra. Tai aš už štuką eurų galiu kitą X7 nusipirkti, žinokit. Nu, tai čia jau jom kaip geriau. O jeigu paimčiau jums ant dančio, gal išeitų už porą 100 eurų. Ant dančio? Nežgirdau. Nu, jeigu aš paimčiau jums ant dančio. Ant dančio? Nu, žinot, ką tai reiškia? Nu, ne, nenoriu, žinai. Netraukiant čuvako? Ne, nelabai. Nu, jeigu Viagros išgertumėt, gal užtrauktų? Ne, kad nežinau. Nelabai. Aš įsimylėjau jūsų balsą. Ne, jūs pirmą žinokit. Всё, seni, paliekame tą X7, varom į načnyką gert. Ačiū labai. Gerai, tvarkoj, davai. Nu, Klausom? Labą dieną. Alio. Jau ne diena. Labas vakaras. Viso gero. Kodėl? Ne, man kad tu nesveikas esi. Sveiki. Reikia kambariuko, nes jau diena į pabaigą. Deja, bet šiai dienai neturim šiai nakčiai. Palaukit, jau kur dingo visi kambariukai? Visi jau užimti deja, bet... Kur pati miegosit? Nemiegosiu. Saugosiu miegančius. Tai gal apsikaifavus? Ne, deja. Gerą vakarą. Tai geriausia negaliu padėti. Gerai, davai, lelė. Labą dieną. Nu, skambinam dėl kambario. Nu, kad mes šiandien laisvų neturim. O man ne šiandien reikia, aš noriu rezervuoti ateičiai. Ateičiai? Taip, netolimai ateičiai. Nu, bandykit, registruokitės. Na, tai kada laisviausios dienos ateityje artimoji? Oh yeah. Alio. O kiek žmonių norit atvykti? Aš ir 4 ukrainietės. Mes norim pasiųsti ant kambarį džigi. Džigi. Nu, taip, vėl noriu nuliūdinti. Nu, nepritaikytas mūsų viešbutis džigi. Tai ką pati vėl įveikit viešbutį? Atvaro daug čuvako ir ką jos? Atstumdinti. Taip, aš tai turiu galimybę, o vat kitiem nesuteikiu. Tai ką man, laiptinį džigi daryti? Tai vat dabar net nežinau, gal laiptinį, gal prie laiptinės kažkur. O jeigu po balkonu, greitai atšerčiau visas ukrainietės? Nu, tai vat ir balkono nėra, pas mus tokie kaip ir, nu, toks labai skurdus viešbutis, be balkono, be lovų, be nieko. Taip, kad čia ko gero netiks. O pačios nedomina grupinis koksai? Oh yeah. O tai, kad aš žinokit, turiu kandidatų labai daug. Jūs nematėte, kaip aš atrodau? 2 metrai, 110 kg. 2 metrai be galvos? Su galva ir dar ant steroidų. Aha, supratau. Žinoma, pasiūlymas labai viliojantis, labai yra prašymas toksai labai viliojantis, bet susilaikysiu, iš karto atsisakysiu. O jeigu aš Viagros inkalčiau ir pas mane būtų kietas kaip akmuo, kaip armatūra? Tai gali ant tokie turėdinėti Šiaulių gatvėmis. Avinėlį. Taip ir praleisit laiką. O gal aš varau įsijungsiu kokį video ir ranką išdrošiu savo. Jūs gal įsijungkit ir padroškit, aš tada gal kaip nors jau sakysim žlabanas. O tu man palsuok į ragelį, gal Gabrielė, kaip senais laikais. Labą dieną.
Na, ar dirbat? Baras dar pusę valandos, bet turėjau nebe. Tai ką pas jūs galima įsigyti? Tik tais bučkos? Prašau? Pas jūs galima įsigyti tik tais bučkos? Kokios bučkos? Prisigerti tik tais galima dabar, tokiu metu, ar galima ir pavalgyti? Galima, bet galima valgyti tada. O taip, ponia sako. O jeigu savo atsinešiu kažkokiais užkandi? Neleidžia su savo, žiūri tas kameras, visą parą, neleidžia. Nu tai gerai, aš ateisiu iš Šalkės pas jūs pagert. Prisigersiu Tai ir... ką jūs tą prisigersit? Per pusę valandos neprisigersit. Į miestą geriau reikia eiti. Klausyk, Oksana, šaibų yra, nuotaikėlė gera, čiuvakas darovas, ant steroidų. Kodėl aš Oksana? O tai koks Mane vardas? Oksana vadina. Nieko aš ne Oksana. Tai koks vardas, sakyk. Alio. Koks vardas? Jolita. Jolita? Taip. Jolita. O jūsų koks vardas? Jolita. Jolita. Koks jūsų vardas? Jinai pas mane mintyse kas rytą. Jolita pas poną mintyse kas rytą, atsiprašau. Aš labai. Gal tave domina susimatyti šiek tiek? Čia kaip pažintis online skamba to pono balsas. Nu, tai vat aš ir siūlau, aš dabar galiu ant Viagros atliekti ir mes tūlikę Ai, greitai viso gero, einam mes namo, čia kur pietam papusę, viso gero vakaro. Atelelė. Aš tačiau vietoj. Labadiena. Gerai. Patylėk pitukas, nudėliautų. Alio, labadiena. Labą dieną. Ieškom auklės. Esat nuostabus žmogutis, girdėjome. Dar kartą. Ieškom auklės, turiu pricepą. Taip. Klausau jūsų. Reikia prižiūrėti kas antrą dieną kažkur tais darbo dieną. Vieną dieną? Kas antrą dieną, sakau. Ai, kas antrą, tai čia kažkur 3 kartus? Kažkur 2-3 kartai jo pricepas. Gulėjo durhatoj, bet nu vis tiek mielas, vis tiek vaikas. Vis tiek dukra. Čia iš Klaipėdą ar už Klaipėdos? Klaipėda gorod geroja. Ledaviausios bobos Klaipėdoj. Čiuvakai vierkai irgi visi Klaipėdoj. Alio. Kiek šių metų yra vaikų? 12 metų, bet kaip, nu, yra autizmas diagnozuotas, kad biškį atsilikęs pricep. O pati jau tipo visiškai sveika. Irgi turbūt niuansų turite ir su psichika, ir su protu, ir su psichologija. Ne, o kiek čia visą dieną? Kuo ilgiau, to geriau, nes aš noriu pailsėti nuo to pricepo, aš noriu ir pas kurvas nuvažiuoti, ir pas ukrainietės, o jūs čia kažkaip tai padėkit. Zatknys pricep! Nes aš nebegaliu, man per daug, pas man stresas. Čia vienas vaikas tik tai. Ačiū Dievui, kad tik vienas. Dar vieną tokią durą turėčiau, tai patikėkit, nežinau, ką daryčiau. Tėtė ukrainietis. Zatknys вокзальный прицеп. Juokaujas. Tėtė ukrainietis. Да пошла ты, вокзальный прицеп. Nu, tai kaip jūs domina ar nedomina darbas? Nu, nežinau, čia reikia pagalvoti. O jeigu, tarkim, mokyčiau natūrą? Ne, ačiū. O jeigu šiaip susitikti kažkada ant Viagros? Ne, gerai, ačiū. Davai. Alio. Labą dieną. Labą vakarą. Nu, reikia auklės, kadangi Boba Zalicėla yra pricepas. Jūs biškelį gal per vėlai skambinat? O tai ką, jūs jau miegot einat? Nu tai, jeigu rimtai šnekant, tai dieną reikia skambinti. Iššaukit kristalų, atsičiūkinsit? Man visai nejuokinga, žinokit. Ne, nu aš keliuosi antrą dienos.
Gerai, dabar tu pradės prankolą, vai? Klausau. Labą dieną. Labą dieną. Dėl slaugos paslaugų. Oi, kad labai vėlai skambinat. Na, esame toks gyvenimas yra, esame verslininkai pas mus greičiai visi. Taip, klausau jūsų. Domina, yra dzedas, būklė prasta, būklė blogėja, bet vis dar gyvas ir mylimas. O kokiu laiku reikia prie žmogaus būti? Nors dabar, nes tikrai, kaip sakant, mes jų sveikatos nebeturim, mes jų nebegalim. Kokiu laiku reikia būti? Parom, dienom? Nuo pietų iki 4 vakaro. Alio. 10 iš 10. Nesupratau, nuo pietų iki 4. Ну ты хочешь называть? По-русскому хочете или как? Алло. Padėra, biškai, kažkaip atrofavus Bavarija tokia, nieko prieš neturiu, bet labai sunku kalbėti su ja. Klausau. Labą dieną. Labą dieną. Domina slauga, mylimam žmogui. Taip. Žinokit, šiuo metu situacija tokia, kad, kaip ir visi laikai užimti, tik tais, jeigu jums tinka, tai yra likę keli vakariniai laikai, porą kart savaitį. Gal ir domino, tai kas pati per slaugė esat? Kodėl būtent jūs turėčiau rinktis? O tai dabar klausimas, kokį jūs ligonį turite? Galiu apibūdint. Žinokit, su gulinčiais iš... Ne, sakau, galiu apibūdint. Ai, taip, supratau, nes nelabai gerai girdžiu. Tai dabar žiūrėkit, koks poreikis yra ir ko poreikis, nes vis tiek yra vaikščiojantis, yra gulintis, yra ten vaikščiojantis, bet su pagalba. Nu tai kai karste bus, tai aišku nevaikščios. Dabar žmogus gyvas, ne morgui skambinu, o slaugiai. Alio. Žiūrėkit, aš truputį jums perskambinsiu vėliau, nes nelabai girdisi man. Palauk! Aš patikau per psichą. Alio, labą dieną. Alio. Klausau, alio. Ne diena, o vakaras, kiek valandų? Kiek valandų? 21:40. Nu tai, klausau, ką norit. Domina slaugos paslaugos, kadangi yra... Žinokit, nekalbu, turiu darbo ir gero vakaro. Tai kam skelbimą laikai, ką? Alio. Labas vakaras. Ieškom slaugės mes. Kam? Dzedas, yra dzedas, nustabus žmogutis labai. Kas? Dzedas, senelis. Alio. Klausau. Tai kaip, užsiimsit, neužsiimsit, kokie pati esate? Kas per žmogutis? Senelis. Kuom serga? Kas yra jam? Kas jam yra? Šizofrenija, bėlai bilėt ir... Ačiū. Viso gero. Kodėl? Labą dieną. Ну, дел БМВ? Не супранту литовских. По-русскому, English? Да, по-русскому. Для БМВ звоним. Ага. Ну и как там дела? Да вроде все неплохо. А вы сам не наркоман? Сколько лет в Литве? Ну, сколько? Уже 5 где-то. Ну и как вам здесь в Литве? Ну, вроде нормально. Не жалуюсь. Ну так, короче... А я хочу покупать у русских. Алло. Ну, я не... Я хочу покупать из Москвы какой-то Rolls-Royce, а не BMW из украинцев. Ну, так вы позвонили по поводу машины или что? Ну, у меня работа такая, что выябываться. Ну, хорошо, тогда до свидания. До свидания.
Visi, kas mato daugiau nei 50 mažyčių. Alio, klausau. Labadiena. Labadiena. Dėl būto skambinam. Taip, klausau. Сколько хочется? Nesupratau, klausau. Kiek norite už būtą? Klausimas paprastas turbūt. Ten nėra kainos, atsiprašau reklamai. Kaina, tai jūs sprendžiat, 130 tūkstančių. Jūs sprendžiat kainą ar aš? Man atrodo, kad jūs. Tai aš ir sakau, reklamai yra 130 tūkstančių parašyta. O aš mačiau, kad parašyta 100 tūkstančių. Supratau, reiškia, ne čia pataikėt. Это ты, Гена? Toks hitras офигительно. Labą dieną. Dėl BMW? Taip. Domina? Tai gerai, kad domina. Kaip darom? Padaryt nori. Jeigu tvarkingas noriu pirkti, bet iš kur sužinot, ar jūs ne hitras, ar jūs ne koksai melagis, nes žinot, kokie Lietuvoj pirikupai? O. Nu, o tu čia tikės pirikupai paskambinai? Kaip sakėt? Tikės pirikupai paskambinai? Tai jūs pirikupas, jūsgi prekiaujat auto perpirkinėdamas. Pirkinėdamas? Iš kur tu įsitikinęs, kad aš pirkinėdamas prekiauju? Nu, aš įtariu, aš duodu 99%, kad tu esi vienas iš tų. Tai blogai duodi tada. Klausyk, ne tu, o jūs. Aš esu labai kultūringas ir išsilavinęs žmogus. Alio. Gytis irgi sakiniai su kapišonu, bet ir figūra 2. Labą dieną. Alio. Labą. Dėl BMW. Parduotas. Nu, tai ką turi dar gerą pasiūlyti? Kaip? Ką dar gerą turi pasiūlyti, senį? Nieko. Tai galim išėti vienas ant vieno išsiaiškinti, jeigu nori. Kaip? Sakau, galim išėti vienas ant vieno išsiaiškinti, jeigu nori. Ką išsiaiškinti? Nu, kas čia virchas, aš ar tu? Halo. Moteris. Labą dieną, čia iš Šiaulių Primui paskambinam. Taip. Norėjom perduokim linkėjimus iš Šanchajaus. Dėl kokio klausimo skambinote? Tiesiog esu išgėręs dabar, man yra euforija ir skambinu, nes noriu perduoti linkėjimus. Tada pabandykite kur nors kitur skambinti, nes jūs užlaikote liniją kitiems skambučiams, jeigu net, ne kažkokiais medicininiais klausimais skambina. Ne, tai pas mane yra psichiniai niuansai, tai aš gal skambinu į psichiatrijos ligoninę. Taip, pasiskambinkite į psichiatrijos ligoninę. Iki greito, Oksana. Viso gero. Labą dieną. Sveiki. Dėl būsto skambinam. Prašau, kas domina. Domina būstas, tikrai, kad nebobus ieškom. Alio. Klauskit. Nu, tai kaip ten, kažkokių įvykių nėra buvę tam bute, kad kažkas užsilenkė, kažkas kažką išprievartavo gal, nes paskui tokia aura neįgiama būna. Keisti klausimai, nemanau, kad tai buvo. Pats ten gyvenote, iš kur pas jūs tą chatą? Prašau. Iš kur pas jūs tą chatą? Pats tenais gyvenote, ar kaip? Alio. Jūs norite įsigyti butą, ar jūs norite pasityčioti, klausykit. O kas iš jūsų tyčiojasi? Aš paklausiau, ar tai yra jūsų būtas, ar tai yra jūs tarpininkas. Normalus klausimas, dėdė, ašgi nesakau, kad jūs ten toks ar anoks. Nuostabus dėdė esat. Alio. Mano pokalbį baigėm. Kodėl, senė? Įdomus. Labą dieną. Labą dieną. Vos girdžiu, žinau, kad jūs galite mikrofoną šnekėti. Taip. Na, kaip reikalai? Ar būtų kambariukas rimtam žmogui? Ne, nėra. Alio, tu garsiau šnekėk, tu negirdžiu aš tavęs. Nėra kambarių šiandien laisvų. Ką pati veikėt šį vakarą? Dirbu. Tai kur mėgosit pati, jeigu viskas užimta? Cepelinas būna. Alio. Cepelinas aš mėgstu 20. Labą dieną. Labą. Kambarį reikia man kuo greičiau.
Dėja, neturim. Palaukit, tai dabar žiūrėkit. O apskritai kiek pas jūs kambarių tenais yra? Nu, neturim kambarių, iki spalio 15 dienos. Klausyk, žmogau, aš laiptinį nemegosiu. Nu, ką aš dabar turiu padaryti? Iškelkit kitą žmogų. O aš galiu... Viešbutis užimtas, visas. Iki Palaukit. spalio 15 dienos. O tai kas ten gyvena, ukrainiečiai? Ne. Kas, piligrimai? Iki spalio 15 dienos visas viešbutis užimtas. Nu tai vis tik tai kažkaip, tai, nu tai gerai, tada gal. Nu, tai yra kitų viešbučių, bandykit kitur ieškoti. Aš noriu pas jūs, nes pas jūs nematau taip karšta. Didelio norai, dėja. Nu prašau, kažką sumaštom. Aš, neturiu visi 23 kambariai iki spalio 14 dienos yra užimti. Viskas. O jeigu aš ateičiau ant Viagros? Oh yeah. Aš jūsų net per duris neįleisiu, dėl to, kad ant durų užrašyta laisvų kambarių nėra. Gerai, supratau, pati gal ieškot šitai santykių, vienadienių, vienos nakties? Neturiu supratimo. Bandykit internete ieškoti. O gal šiaip kavytės kažkada atsigert? Nieko negaliu padėti aš jums. O aš įsimylėjau į jūsų balsą. Labos nakties. Viso gero. Nekenčiu. Labą vakarą. Esam vakarėlį, netoli Šiaulių centro ir esame Šalke. Nebedirba. Kas tebedirba? Jūs galite mikrofoną šnekėti, tvojų mat, nu atidėkit mikrofoną. Aš sakau, virtuvė nebedirba. Nu tai vis tiek kažką tai turi gal pagaminto, pusfabrikačių, sumuštinių kažkokių. Alo. Aš sakau, visų vaivaku. Atidenk mikrofoną ir aš tau pasakysiu, su kuo tu kalbi, tvojų mat. Atidenk mikrofoną! Taip, medulizas. Alio. 12 iš 10. Tu virtuvė nebedirba, tu norite atsigėrimai. Tai vienu žodžiu siūlo tik tais prisilakt. 12 iš 10. Alio, sterblinoid. Alio. Ne, nu su tokį ryšių nafik ją. Nesąmonė visiškai. Jeigu jūs šnekat, jūs atidenkit mikrofoną ir visada mikrofoną šnekėkit. Aš neįsivaizduoju, kaip įmanoma kitaip. Ar dar dirbat? Alio. Norim pavalgyti, teta. Ką gero turit? Alio. Nu, klausau. Nu, labą dieną. Labą dieną. Norim pavalgyti, dėdė. Prašom į sveikatą. Padavėjų kokių ledovų yra? Yra paliubumo. Ant dančių paims? Paims, laikinai. Tai kaip sakant, kas antra padavėja kurva turbūt pas jūs ten. Labą dieną. Labą dieną. Iš Šalke esam ir norim užsisakyti kažką. Gerai, minutėlę. Ko norėsite? Mes norim ko? Šašlyko, bandelių, salotų. Neįpachas. O, atpažinote? Aišku, kaip tavęs net pažinsi. Garbėjai, kad paskambinai, žinau, kas dabar ant laivo? Taip, gali linkėjimus perduoti 2000 žmonių. Linkėjimai mamai, tėčiai, broliai, sesiai, visiems. Visą Lietuvačių, kad žiūrite, do neįtumėm, rožytės metom. Kokia nuomonė apie Lauryną Maibachą? Pati geriausia. Užsu, kada gyvai. Aptarnausia kaip dievas, žinok. O nulaidėlių yra kažkokių pas jūs ten? Tau visos. Tai už kiek duotumėt maistą, tai aš gal ir užsukčiau. 3 ten. Ne, tai kiek procentų nuolaidą? Jeigu tu užsuk gyvai pakalbėsim. Gerai, davai. Ate žiūrovam. Koks tavo vardas? Donatas Vileika. Davai. Davai. Alio. Restoranas Lokys, praleidome su skambutį ką tik. Na, tai kur dingęs buvot? Atsiprašau. Kur buvote dingęs, kodėl negalėtų atsiliepti? Ar jūs norėtumėte užsakyti staliuką? Labiau pavalgyti norėčiau. Tai arba staliukas, arba išsinešimui. Ačiū labai. Kuriai dienai? Profiliai greitai. Tai dabar esu gana išalkęs ir esu ne vienas. Aš nežinau, ar jūs porą.
Dabar jau užsidarinėjom, dėkui. Palaukit, o tai žiūrėkit dabar, o tai jūs ką pats alkanas namo eisit? Meli, tu labai garsiai. Labai garsiai, aš nežinau, ką daryti. Bandyk tyliau, manau, kad įmanoma tyliau. Pasakyk, čia maždaug 100 žmonių. Jūs skambinot? Kam čia skambina? Tai Panoramas paskambinot. Panorama tai kas čia, prekybos centras, viešbutis, tralas. Viešbutis. Domina kambarys. Alio. Jo, girdžiu. Domina kambarys, nebent jūs pasikėlės ten labai esat. Pakartokit, prašau. Sakau, domina kambarys, tvajų matė. Ne, dėl jūsų kambario nebus. Kodėl? Labai nemandagiai kalbos. Aš jau tai ką, tai aš nes... Reikia taksi. Kokio adreso? Šalavų gatvė 19. Klausau. Labą dieną. Taip. Labas. Reikia taksi, legendiniai Klaipėdoje. Kokio adreso? O kam jums adresas, ką jūs? Į svečius norit? Aš nesupratau, kur jums reikia taksi? Prie Gryčios, prie laiptinės. Alio. Nu taip, nesuprantu, prie kurios Gryčio. Svirpalų gatvė 15. Svirpalų gatvė 15? Taip. Kur randasi Svirpalų gatvė? Netoli Ciplenosių skvero. Kokį miestą jūs skambinate? Klaipėda Gorod Giroja. Alio. Nežinau, aš pirmą kartą girdžiu Svirpalų. Tai išsiaiškim. Jūs pirmą dieną darbe? Ne pirmą dieną darbe. Ar žino tokia gatvė kaip Naujakiemio gatvė? Naujakiemio, žinau, taip. Iš kur žinote tą gatvę? Alio. Jūs sakote savo adresą, ar aš dedu ragelį? Gerai, rašykite adresą ir viskas, ir kvieskite taksi. Aha, gerai. Kokiu adresu jums reikia taksi? Končiaus gatvė 16. Kunčiaus 16? Su O, Končiaus. Čia yra toksai... Aha, Končiaus 16. Rašytojas toksai. Man nemeta tokios gatvės. Gerai, tuo tada bandysime kitą, palaukit. Tuo palaukit, aš šiandien nedažiūriu biški. Skipskių gatvė 13 bandykit. Kokia? Skipskių 13. Skipskys toksai buvo. Nemeta gatvės. Tuoj palaukit, tuoj. Švento Petro alėja. Gerai, neturiu mašinas, nes šnekate nesąmonę. Teta, čia jums iš radio stoties skambina. Meilė, tau patiko. Meilė. Sveiki, taksi, klausom. Labą dieną. Koks jūsų adresas? Babuinų 19. Čia koks miestas? Alytus, Gorod Giroja. Alio. O kur norėsite važiuoti? Link namų, užteks jau gert, kiek galima. Alimentus mokėti reikia, bobai. O adresas, kur važiuosite? Satrėblos 19. Čia koks miestas? Augalų kaimas. Augalų kaimas. Gerai, laukite žinutę. Ne, seniai palauk, juokaujame čia iš radio stoties. Ir taip, aišku, gerą vakarą. Ačiū labai. Andrės klaus. Nu, labą dieną. Labas vakaras. Palošt norim. Ką norit? Palošt, pagert. Tai užvažiuokit. Labai sunkiai girdžiu, jūs galite mikrofoną šnekėti kažkaip? Jo, tai užvažiuokit. O ką, yra žmonių ar tuštoka? Jūs jeigu norit pažaisti, jums žmonių nereikia. Nu, aš noriu vis tiek ir biškį kažką tai ir pasišnekėti dėl...
Aikštelė tai tuštoka. O, kaip sakant, pakybint kasininkės galėsiu? Kasininkės? Ne. Galit geriau mieste paaiškot kur nors. O kodėl jūs man vadovaujat? Kas jūs čia toks? Tu jūs klausėt, aš atsakau. Tai jūs ten direktorius gal? Verchas? Tai gerai, ką jūs norit? Aš noriu šiandien prisigert, palošt ir eit rubansą su kažkuo. Gerai, sėkmės. Ačiū jūs jau. Labas vakaras. Labas vakaras. Dėl auklės paslaugų aš čia skambinu jums. Taip. Nesusitvarkau su vaiku. Negaliu susitvarkyti su vaiku, man reikia auklės būtinai. O kaip negalit? Nėra laiko ir vargina labai iš tikrųjų. O kokio amžiaus vaikas? O kodėl jūs klausat kokio amžiaus? Gal aš čia kokia tai pedikė, atsiprašant? Nesupratau, ko tas amžius čia dabar užkliuvo. Aš auklės ieškau. Pys naktį su rangom purnom. Alio. Labas grybas. Labą dieną. Labas grybas, sakau. Labą dieną, nu sakau. Koks labą dieną, blėt, labas grybas, sakau. Labas vakaras, grybas, nu ir ką? Nu kaip tu ten? Nieko gero. Dročiai? O ką tu galvoji? Tai pakviesk savo mergaitę, pašnekėsim Kristę. Jo. Tai sakykit, negirdi. Tai pakviesk. Tai girdi, sakau tave. Jeigu Galaxy mesi tada.